Seimo narys Andrius Šedžius prokuratūros prašęs ištirti, ar teisėtai išvežamas žvyras iš miesto teritorijos šalia oro uosto, gavo atsakymą, kad prokuratūra atsisako ginti viešą interesą. Esu pasipiktinęs tokiu atsakymu, kad Šiaulių apygardos prokuratūra atsisako ginti viešą interesą, nors tai yra prokuroro pridermė ginti viešą interesą. Prokuroras yra valstybės kaltintojas ir iš tiesų tai man davė dar didesnį pagrindą manyti, kad tai yra neskaidru. Apie prokuratūros atsakymą Seimo narys kitą savaitę informuos Lietuvos prezidentę. Esu pasiruošęs kreiptis į generalinę prokuratūrą, kad vis dėlto viešasis interesas, kuris mano manimu yra pažeidžiamas, ir būtų apgintas. Ir iš tiesų tą, ką mes matome šiandien, kaip yra vežamas valstybės turtas ir parduotas tikrai už grašius, tokie dalykai yra netoleruojami. Ir aš manau, kad tai yra rimtas pagrindas prokuratūrai ištirti šį atvejį ir manau, kad kalti asmenys turi būti nubausti, iš jų turi būti išieškota žala, kuri yra padaryta valstybei. Tolimesni veiksmai bus tokie, kad pirmadienį aš kreipsiuos į generalinę prokuratūrą, o trečiadienį aš turiu susitikimą su Lietuvos Respublikos prezidente Dalia Grybauskaite ir jai teiksiu atsakymus iš prokuratūros, visą surinktą medžiagą. 100 tonų žvyro iš miesto teritorijos pradėta vežti po to, kai Šiaulių savivaldybė tai leido daryti už dyką vienai bendrovei. Neva taupumo sumetimais su bendrove sudaryta sutartis. Darbininkai užlygina dar nuo tarybinių laikų likusias duobes, kuri kritęs neseniai žuvo ugniagesys, savivaldybė jiems nemoka atlygio, tačiau leidžia nusigriauti neva niekam nebereikalingus pastatus ir išsivežti medžiagas. Žvyro pylimai buvo įvardinti kaip nereikalingi pastatai ir sunkvežimiai prikrauti puikiausio žvyro pajudėjo iš karjerų virtusios teritorijos. Tuo tarpu pastatai vaiduokliai vis dar stovi. Pasak statybas vykdančių specialistų, pilnas sunkvežimį žvyro kainuoja iki 500 litų. Kiek kainuoja aplinkos dekorui ir mūrui tinkantys akmenys, galima tik spėlioti. Tačiau aišku, kad nemažus pinigus. Kodėl savivaldybė pati nesėmė kasti ir parduoti žvyro bei akmenų, sunku įsivaizduoti. Tai yra, kodėl už kelių laužų išvežimą bendrovei padovanotas, ko gero 100 000 litų kainuojantis turtas, nė karto politikai priėmė šį sprendimą taip ir neatsakė.